Šiandien svečiuojamės vadų mokomajame ūkyje, apžiūrinėjame rapsus prieš žiemą, kaip jie pasiruošę. Labai smagu matyti gamybinius laukus, labai smagu pasikalbėti su agronomais ir mokslininkais, apibendrinti situaciją. Žinau, kad šiame lauke buvo ne tik vizualinis įvertinimas darytas rapsų prieš žiemą, bet taip pat ir tam tikri matavimai, apie kuriuos ir padiskutuosime. Viliau, kaip tau atrodo, kaip šitas laukas, ar jisai pasirengę žiemai, kaip bendra nuomonė tavo? Tai laba diena, apie lauką gal biški vėliau, dabar norėčiau pasakyti, kad smagu bendradarbiauti su jumis, smagu, kad buvo iniciatyva padaryti tą veislių bandymą. Šiai dienai turim 8 veislės, skirtingas veislės, kurių rezultatus ir pamatysime, turbūt labiausiai dominantis rezultatai tai yra derlius, bet augalo vystymasis taipogi labai svarbu. Tai šiai dienai visos veislės yra pagal mano akim žiūrint pasiruošę žiemoti, vienos stipriau, kitos silpniau, bet visos pasiruošusios. Gal daugiau apie veislių pasiruošimą docentė Darija papasakos, kaip ir kuo jos išsiskiria ir skiriasi viena nuo kitos, kas blogai, kas gerai. Mano akim tai atrodo rapsai visi pasiruošę, lapai prigulę, įsivystę, augalų skaičius kvadratiniam metre yra geras, nekonkuruoja, taip kad turim gerą pasiruošimą žiemojimui. Tai stebint dar rudens metu, augimo po sėjos metu, matėm tam tikrų skirtumų dygimo greityje ir dabar atėjus į lauką, taip žengus iš karto koją ir pasižiūrėjus bendrą vaizdą, atrodo viskas yra vienoda, viskas yra gražu, bet tam daromi matavimai, tyrimai, kad vis dėlto veislės viena nuo kitos skiriasi ir todėl ir ne tik pavadinimai skirtingi, bet ir tam tikros jų pritaikymo galimybės, kada sėt anksčiau, kada vėliau vieną ar kitą veislę. Aš gal dar priminsiu trumpai visą technologiją, kaip mes čia darėm. Turime tokį VDU ŽOA mokomojo ūkio žemėlapį, kur dalinamės visą informaciją. Tai va, einu žieminius rapsus. Arimas, čia buvo arta 22 cm gilių, mes visą laiką ariam, nes turim kraikinį mėšlą, paskui dirvos kultivavimas, lyginimas ir sėja. Rugpjūčio 23-4 dienomis, sėjam 2 dienas, nes bandymas vis tiek užtruko, kol paruošė. Tada iš karto buvo naudojami dirviniai herbicidai, butizanas su kalifu, tai kaip matom, kaip ir švaru, yra garstuko kažkiek. Vėliau buvo naudotas graminicidas, tam, kad sunaikinti pabiras. Priešselis, nepasakiau, buvo vasariniai miežiai. Ir paskui naudojom kaip trumpinimą fungicidinį purškimą Juventus 0,7, dėjom borą ir dar biostimuliatorius, kuriuos taipogi paprašė panaudoti, kad pažiūrėt. Tai va tokia buvo technologija. Tai pakankamai tradicinė technologija arimas, klasikinė, tik tais aš irgi įsterpsiu po sėjos, buvo gauti pakankamai gausūs krituliai ir šiek tiek dirvos plutos. Ir sustresavę buvo augalai dar. Bet vėlgi naujos genetikos savybė yra ta, kad pakankamai greitai augalai geba vystytis net ir stresinėmis situacijomis ir labai maloniai stebina, kad po tokio starto laukas tikrai atrodo gerai ir turim kolekciją, kurią galėsim rodyti kitais metais ūkininkams ir verslo atstovams. Ir studentam, nes studentai taipogi čia lankosi šitose laukose ir jiem įdomu, kai yra daugiau veislių ir kai jūs atvažiuojat irgi pristatote tas veislės kaip atstovai. Taip. Tai dabar turbūt pabandysim pakalbinti mūsų mokslininkę. Atlikot tyrimus čia, gal galit trumpai papasakoti, ką radot, kas išsiskyrė ir ką mes čia turim iš tikrųjų, žiūrint mokslininko akim. Ir svarbiausia, kaip vertint rapsus prieš žiemą, nes visi esam turbūt įgūdę akimis nuspręsti čia gerai ar blogai, bet iš tikrųjų yra tam tikri rodikliai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį tam, kad tikrai būtų galima teikti, tai yra pasiruošę žiemai, nepasiruošę ir turėsim sėkmės istorijas. Iš tikrųjų, tai
atlikome tyrimus šituose laukuose, šitame lauke, bet iš tikrųjų tai tyrėme, kaip pasiruošusios žiemojimui yra skirtingos veislės. Aišku, susiskaičiavom augalų skaičių kvadratinę metrą, tai aišku, reikalinga tiesiog, galbūt pasakyti reikėtų iš pradžių, jeigu norim ne vizualiai nustatyti tiesiog parametrus, bet šiek tiek išsameu, tai bent jau reikėtų porą, sakykime, paprastų išlankstomų 2 metrių, kur susidarytumėm 1 kvadratinį metrą. Nepatarčiau tiesiog rapsus matuoti, naudojant, tiesiog skaičiuoti, naudojant mažus rėmelius, nes vis dėlto įsivaizduokim, jeigu pataikytumėm pamesti tą rėmelį ir, kad ir kažkurioje tai vietoje, kur rapsų yra nedaug, tai ir rastumėm, pavyzdžiui, 2 rapsus, ten ir būtų 0,2 kvadratinio metro, tai iš karto sakytumėm, kad 10 augalų, bet tikriausiai 10 augalų čia nėra. Bet kitą kartą būna ir taip, kad augalai pasisėja galbūt ne visiškai taip labai tolygiai, kaip mes norėtumėm. Tai jeigu tame rėmelyje 0,2 rastumėm, pavyzdžiui, 10 augalų, jau padauginam iš 5, jau atrodytų 50, kas irgi toli nuo tiesos būtų. Tai aš sakyčiau, taip, nuo realybės. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad geriausia, taip, nors ir skaičiavimo galbūt daugiau, bet tiesiog susidėti tokį kvadratą, gal tik tai tiesiai, kad tikrai metras, ir tada susiskaičiuojam augalus. Vienoje vietoje, kitoje, trečioje, penktoje, sakykime, vietoje susiskaičiuojam augalus, šitą išvedam vidurkį ir tada aišku, koks tas yra pasėlių tankumas. Šiuo atveju, tikriausia veislių norma buvo vienoda. Taip. Tikriausia. Nes visur pasižiūrėjau, tai kai atlikom tą tyrimą, suskaičiavom tankumą, tai daugiau mažiau taip sukosi apie 20 vienetų kvadratinę metrą. Tai nežinau, ar siekis buvo toks. Siejam visada daugiau, bet vis tiek kažkiek nurašom turbūt natūralų nuostolį. Viena vertus. Juolab jūs sakėt, kad dygimas buvo pakankamai sunkus. Taip. Tai šiai dienai galima būtų konstatuoti, kad pasėlio tankumas yra apie 20 vienetų kvadratinę metrę. Tai gerai ar tai blogai, pamatysim, aišku, po žiemos. Kitas dalykas, jeigu nėra pasėlis labai tankos, galbūt ir žiemojimas yra geresnis, nes augalai neištysta, konkuruodami vienas su kitu. O kiti parametrai, kurie yra labai svarbu pasiruošimui žiemojimui, tai yra lapų skaičius. Vėlgi, kai skaičiavom lapų skaičių, tai dauguma buvo 5 ir tarp 5-6 lapų, pilnai įsivyščiusių. Aišku, mes tų labai mažų jau besivystančių lapų neskaičiavom, tai tiesiog 1, 2, 3, 4, 5 lapai. Tai yra normalu, nors dauguma teigiama, kad turi būti 6-8 lapai. Kitas dalykas, dar kas yra svarbu, nors irgi tai labai dažnai priklauso nuo taikomos žemės dirbimo technologijos, tai šaknies ilgis, tai teigiama, kad jisai turėtų būti ne mažiau 20 cm, tai kažkur tai irgi mes, jeigu pamatuojame, tai jau šiuo atveju netgi gaunam 24-25 cm, tai šitas augalas, tikrai pagal šaknies ilgį sakytumėm, kad suformavo tikrai labai gerą, bet galbūt ne kiek šaknies ilgis, nes kartais, jeigu tai yra supaprastintas žemės dirbimas, tu matai, kad ta šaknis yra gerokai trumpesnė, gal kažkur tai apie 15 cm, bet tai nereiškia, kad augalas nepasiruošęs žiemojimui. Svarbiausia yra viršūninio pumpuro aukštis. Aišku, viršūninį pumpurą, kad patikrinti, nors akivaizdžiai matosi, kad augalas tikrai nėra ištysęs, bet tada turėtumėm jau naudoti peilį, pjauti augalą ir žiūrėti, matuoti viršūninio pumpuro aukštį. Tai ir gal tiesiog pasižiūrėti galima, viršūninio pumpuro aukštis matuojamas tiesiog nuo šaknies kaklelio ir šiuo atveju, jeigu pamatuotumėm, tai būtų kiek čia, apie 2 cm, netoli 2, 1,9, 1,8, tai tikrai galėtumėm sakyti labai gerai, nes kaip syk viršūninio pumpuro aukštis neturėtų būti labai didelis,
netgi neturėtų viršyti 3 cm, nes jeigu jau viršyje 3 cm, kas dažnai būna, kai augalai pasėti per anksti, arba kai augalai konkuruoja tarpusavį, arba tiesiog nesutrumpinti, nepanaudotas laiku fungicidas, ar ne, tai vad būna, jeigu daugiau negu 3 cm, tai tokiu atveju jau galima teikti, kad augalas perėjęs į stiebo ilgėjimo tarpsnį ir tiesiog jau yra pavojus, kad tas augalas gali šalti. Kitas dar svarbus rodiklis būtų šaknies kaklelio skersmuo. Tai šiuo atveju mes turime maždaug apie 9 mm, tai irgi turėtų būti apie 8, apie 10 mm. Tai šiuo atveju tikrai galėtumėm sakyti, nors galbūt lapų mes čia radom 5, ne 6, ne 8, bet tiek augimų kūgelis, tiek šaknies kaklelis yra tikrai geri, atitinka parametrus, kurie užtikrintų pasiruošimą žiemojimui ir tokiu atveju tikrai galėtumėm teikti, kad šitie augalai yra pasiruošę žiemoti. Kitas dar galbūt momentas irgi yra, kas užtikrina galbūt žiemojimui. Aišku, tai yra gerokai jau sudėtingesnis tyrimas, galėtumėm tirti tirpiojo cukraus kiekį. Kiek yra susikaupę, sakykime, augimo tam kūgelį, tirpiojo cukraus, tai dažnu atveju. Rezervo. Taip, ar pakaks rezervui būtent tam geram peržiemojimui. Nes kartais gali būti ir toks atvejis, kad augalai tikrai labai gražiai atrodo, o ten kitą pasėlį turime smulkesnius augaliukus, kur atrodytų, galbūt jie ir nelabai pasiruošę, bet kartais būna tai, kad tas mažesnis rapsas geriau netgi peržiemoja negu, sakykime, didesnis. Būna ir tokių paradoksų. Taip. Bet šiaip dažniausia, sakykime, vis tiek šitie parametrai užtikrina. Jau bent jau mes galim prognozuoti, kad augalai bus pasiruošę, kad tikėtina, kad jie tikrai ženkliai geriau peržiemos negu tie, kurie, sakykime, augimų kūgelis ištysęs arba visiškai yra smulkus nedidelis. Tai augalai pasiruošę žiemai, tą matome lauke ir tolimesniam apibendrinimui duomenų, matavimai, kurie buvo atlikti studentų ir mokslininkų. Važiuojam vėliau į svečius ir pasikalbėsim apie tai. Dar paskutinis klausimas, kaip manai, kokio derliaus tikiesi šiame lauke? Bendras derlius tikrai bus ne mažiau 4,5, bet aš tikiu, kad bus ir 5, ir 5,5, gal net ir 6 iš kai kurių veislių. Ir apie tai, aišku, kalbėsim po žiemos. Jeigu turėsim augalus, o jeigu turėsim augalus, turėsim ir derlių. Labai tikėtina, kad turėsim, turi būti ekstremali žiema. Pagal dabartinę situaciją, man atrodo, viskas yra labai tobulai. Tai važiuojam į tolimesnės diskusijas. Važiuojam.